Nematau kol kas. Nu va, matau žinutes, bet nematau sveiki visiems. Nematau, kiek čia jūsų prisijungia. Parašykite, kas matote skaičius. Truputėlį vėluojame, čia žinučių rašė daug, kas nežino, kur čia jungtis. Nu va, dabar matau 68. Neblogai. Neblogai visai. Pasiruošę praktikai. Ar pasiruošę galingai praktikai, kurios mum neleido? Nuo kada čia mum neleido? Kažkur nuo pirmos pusės rugpjūčio. Neleido man pravesti, vadinasi, ir jūs visi nebuvo tam pasiruošę ir aš pati nebuvau tam pasiruošus, kad energetinis vibracinis lygis atitiktų tos praktikos, reikia žodžiu resursą daryti. Jeigu ne resursą, tai vadinasi, jokių praktikų nereikia vesti kitiems žmonėms. Tai yra labai svarbu ir tai yra taisyklė. Lygiai taip pat, jeigu jūs dirbate su kitais žmonėmis, jeigu jūs kažkokias praktikas darote kitiems, turite toje, sakykime, su tuo klausimu, kuriuo klientas dirba, aišku, čia žinau, kad yra, kurie dirba su kitais, ir jeigu jūs toj pačioj srity turit patys problemų, tai jūsų atsakomybė yra nedaryti tos praktikos, nevesti tos sesijos, konsultacijos, nes jūs tuo negalite konsultuoti. Žinau, kad yra kas konsultuoja, todėl tiesiog mano toks vedimas šiuo metu pranešti kai kuriem galbūt, kurie bando kažkaip daryti kažkokias kitas praktikas su kitais žmonėm ir jie nėra tuo metu resurse, tai nevesti nei konsultacijų, nei meditacijų, nei aplamai. Tai va, tai yra labai svarbu. Tai yra labai svarbu. Mano balsas virš mėnesio streikavo, tai žodžiu, nekaip man buvo meditacijas vest. Bet vat kyla skaičiai 93 mes. Nuostabu. Susirinko visi tie, kurie pasiruošė šitai galingai praktikai šiandien. Labai džiaugiuosi, kad jūs tokie aktyvūs ir jums įdomu ir jūs laukiate, norite tų praktikų. Tai man toksai kaip stimulas. Jeigu yra norintys, tai aš visada už ir labai džiaugiuosi, kad susidomėjusių daug, ne visi aišku galėjau šiandien prisijungti, kas negalėjo, visiems bus įrašas paliktas 30 dienų, jeigu bus vedimas, aš jį įrašysiu, jeigu ne, tai ne. Šitą praktiką galite atlikti 3 dienas iš eilės, bet turi būti 3 dienos atliktos. Jeigu jūs šiandien padarysit, rytoj nepadarysit, tada kitą dieną darysit 3 kartus, kad 3 dienos būtų iš eilės padarytos. Šiandien galite su grupe tai atlikti. Nežinau, iš tikrųjų, kiek laiko jinai tęsis, bet iki valandos. Tai gali būti 35 minutės, gali būti 45 minutės. Maždaug tokią valandą jau tikrai netęsiu, nes
praktikos, kurios virš valandos, valandą, jos yra labai sudėtingos išgulėti, išbūti. Dabar jau energijos yra daug staigesnės, daug greitesni procesai ir jau nereikia po valandas gulėti meditacijose. Tai labai staigus, ypač dabar, kurias praktikas aš vesiu nuo šiol, jos bus labai staigios, labai greitos, su greitais rezultatais. Tai va, jūsų gyvenime. Ir labai svarbu, kad, pasilaikytumėte save taip pat po šitų praktikų ramybės būsenoje tokioje, kad negriebtumėte dabar aiškintis po praktikų su vyru, su vaikais, vėl išsitaškytumėte, tai kai jūs darote mano praktikas, jūs po praktikų susiorganizuojate savo ramybę. Ir taip pat rekomenduotina, palaikyti kelias dienas po praktikų, ar tol, kol jūs darysite šitas praktikas, aplamai mano praktikas, kuris darote, nes aš žinau savo energijas, aš žinau, kaip žmonės atsiliepia ne vienerius metus po mano praktikų, kaip jie jaučiasi. Tai čia ne šiaip paglostymai, kai kuriem gali ir pykinti, ir bloga, ir vemia būna, ir visko būna tikrai. Išsikelia kažkokie tai, pojūčiai ir panašiai, tai žinokit, pasakysiu, kad nieko naujo pas jūs neatsiranda. Nieko naujo, jūs nieko neperimate. Tai yra jūsų. Tai yra jūsų, kas ten miegojo, pas jūs kokie ten blokai, kokie šakniniai dalykai, dėl ko jums kažkur nesiseka ar panašiai, tai jums išsikelia visi tie pūliai, kuriuos malšinote rūkymo, alkoholiu, kažkokiais dar dalykais, depresijom, visokiom emocijom, visokiom pykčiais, dar kažkuo, nepasitenkinimais savo gyvenime ir panašiai, tai ar kažkokiais blogais santykiais su žmonėm, poelgiais, su savimi negeru elgesiu ar su kitais žmonėmis ir panašiai, kažkokiom tai mintim negatyviom, viską užrydavot. Ir čia, tokios praktikos, kurios jums iškelia visus tuos jūsų vidinius pūlius, kas tenais miegojo. Svarbu, kad leistumėte tam pasišalinti harmoningai, kad vėl nemalšintumėte įvairiais būdais, užsisklęstumėt ir panašiai. Už tai ir sakau, transformacija, energetinis darbas, tai ne suprant, kad visi labai puikiai, taip gerai jaučiuosi, taip gera man ir visa kita tos energijos, kelias dienas taip gerai. Ne visada taip gali būti, žinokit. Ir jeigu jūs blogai jaučiatės, tai irgi turit pasakyti ir gerai, kad aš taip jaučiuosi. Vadinasi, buvo geras atliktas darbas su manimi. Ne visi ir fizinius pojūčius jaučia po mano praktikų, ne visi tą jautrumą tokį kūno turi. Ir ne visiems fiziškai, tai gali būti per emocijas, tai gali būti dar kažkokia, ir panašiai. Jūsų energetinis laukas pradeda valytis. Pagalvokit, tos skylės, kurios tenais aplinkui jūs, jūsų energetinėme lauke aura. Žmonės, pavyzdžiui, ten, sakykime, santykius prastus turite, vyras kažkuo, ar ten bendradarbiai, dar kažkas, jie per tas skylutes, per jūs tokius kanalus nutiesia ir jūs keičiatės tom energijom ir panašiai. Ir jūs kai kurie esat donorais, dauguma ne kai kurie, dauguma, įvairiausiam ir būtybėm, ir kažkokiem žmonėm, kuriem trūksta resurso, ir prisiimat atsakomybės už visus žmonės aplinkui, ir gelbėjat visus, ir šeimos narius gelbėjat, ir visus aplinkui, ir draugus, ir panašiai, apsikraunate labai daug, ir kas tada vyksta? Tai yra nutekėjimas jūsų gyvybinės energijos, kai jūs pabendraujate su žmonėm, kai jūs dar kažką iš darbo, jūs grįžtate, jūs neturite jėgų, jūs nieko nenorite daryti, jūs nenorite kažką, o ką šnekėti apie kažkokius pokyčius gyvenime, kurie iš visų jėgų neužtenka, nes visiems pokyčiam reikalinga labai didelė gyvybinės energijos resurso, toks užtaisas, toksai variklis, kaip sakant, varanti jėga, kuri veda jūs į priekį. Veda jūs kažkokiu tai keliu, veda jūs kažkur, kažkokiu tikslu,
O kai jūs įsibarstė, kai jūsų mintys apie tą žmogų, apie tą kenčiantį, apie dar kažką, va ten tas pasakė tą, aš tenai praeityje, mano ten praeities kažkokie tai dalykai, kurie ten vaikystė, ten mane nuskriaudė, man nedavė mama to, man tėtė ten tą darė, o dar kiek pasąmoninių minčių visokių, kurių jūs net sąmoningai negebate kontroliuoti, jos kaip fonas jum, sakykim, kuria jūsų vat šitą realybę, kuri aplinkui, vat jūs čia aplinkui, santykiai blogi, darbas, finansai, dar kažkas, ne, viskas jūsų tik pačių, viskas sukurta, visa projekcija. Ir jūs žiūrite, aha, tai pas mane tas sritis, pas mane su tas sritim nekaip. Kiek aš čia įvertinsiu tą sritį, iš 10 balų, kiek jinai čia pas mane 3 ar 2 ir kiek aš įvertinsiu, kai bus 10, ką aš turėčiau jaust, kad būtų 10. Ir visas sritis galite tai puikiai labai įsivertinti, kiek jūs tenais, kur esate, kokiam taške jūs dabar esate, kur jūs norite judėti ir panašiai, kad ne viską dabar mane išgydykit, išgelbėkit, aš jau čia viskas, aš tai dėsiu, lauksiu, kol man vat, su lėkštute atneš, paduos, įdės ar su pagaliuku va šitaip pamojuos kas nors ir viskas mano gyvenimas pasikeitė, bet kiek reikia įdėti to veiksmo, tai labai daug ir kartais tai reikalauja labai didelių energetinių resursų veiksmui, kad tas veiksmas, jisai kažkoks minimalus būtų atliktas link tos šviesios ateities. Tai yra labai svarbu. Ne visada verkti visiems, kaip man blogai, o pradėti kalbėti, kaip man yra šiuo metu gerai. Kas man yra gerai? Tai va, ir savo irgi stebėti mintis, stebėti tai, kai aš jaučiuosi, kokius mintys pas mane. Tai yra labai svarbu. Tai yra labai svarbu. Ir kuo daugiau procentų tų gerų minčių, tuo gražesnis gyvenimas tampa. Kuo daugiau galvosite apie gražius dalykus, seksite savo mintis, taip kaip jūs galvojate, įdėsite dar veiksmo kažkokio. Ir tada pamatysite, kaip tie pokyčiai pas jūs gyvenime tikrai ateis. Tikrai ateis, bet labai svarbu, žinot, iš tų pačių energijų supsite tais pačiais žmonėm, supsite tais pačiais, atlikinėsite tuos pačius veiksmus gyvenime, jūs liksite ten pat, kur esate. Tai va. Tai labai svarbu, kad įneštumėte į kiekvieną savo dieną, į kiekvieną savo akimirką gerą mintį, kitokią mintį, naują veiksmą, kad ir labai mažą. Tas mažas veiksmas kažkada jūs daves iki didelių veiksmų, iki didžių darbų dėl savęs. Ir pradžiai jūs turite pasirūpinti savimi. Dėl to jūs esate čia, šitoje praktikoje, nes jums rūpite jūs patys visų pirma, ne vaikai, ne kiti žmonės, o jūs patys, nes nuo jūsų pačių viskas priklauso. Visas jūsų pasaulis, visa jūsų realybė, visas jūsų sukurtas nuostabus gyvenimas, ir tai ne visada ir tikrai ne visada apie pinigus. Tai yra apie jūsų būseną, tai kai jūs jaučiatės, Pinigai tik tai įrankis jums kažkaip lengviau, laisviau gyventi. Bet pagrindas yra jūsų savijauta, tai ką jūs jaučiate. Tai kaip jūs norite jaustis gyvenime, O jūs norite būti laisvais. O jūs visi norite laisvės, bet ne visiems ir ne visi dar pasiruošę tai laisvai. Kai kada kitiem reikia didelių ribų, didelių sunkumų, kai kuriem reikia jau erdvių neužtenka, kad kažkaip kitiem neužtenka tų 24 valandų, kad viską padaryti tiek, kiek jie nori padaryti, tiek, kiek jie turi tikslų. Tai va, ir va tada prasideda kūrimas, Tada prasideda kūrimas. Tai va, ir
pagrinde visą tai yra apie jūsų būsenas, apie jūsų savijautas. Savijauta būti savimi, savijauta laisvai kvėpuoti, apie jūsų emocinę būsenas, apie jūsų emocijas, tai kaip jūs jaučiatės, kokios pagrindinės jūsų emocijos toje dienoje. Tai irgi labai svarbu. Viskas kuria tą jūsų paveikslą, tą vidų, ir tas vidus sukuria visą jūsų aplinkui, ten, kur jūs randatės. Dar labai svarbu irgi, ne tik tai, kad valyti vidų, bet taip pat labai svarbu valyti ir ten, tas vietas, kuriuose jūs gyvenate, jūsų namus. Namų valymas yra labai svarbus. Vietos, kuriuose miegate, po lovom, dulkės visos. Viskas yra labai svarbu. Žinot, kai jūs išsivalot namus, kampus, jūs pradedate irgi jaustis lengvai, laisvai, ir tada ateina naujos energijos. Ateina kažkas naujo į jūsų gyvenimą, kai išmetate šiukšles, kai išvalote stalčius ten, kur visokių daiktų yra, kurie vietos neturi. Kai atsilaisvinate savo namus nuo visų tų nereikalingų daiktų, kurių nenaudojate, tai irgi labai svarbu. Ir čia irgi yra veiksmas. Čia irgi atrodo paprasti dalykai, bet iš tikrųjų tai neįprasti ir daug įrankių mes aplinkui turim, kurių mes nesuprantam. Mes galvojam kažkur labai toli, mums reikia eiti, skristi į galaktikas, visatas, mums reikia ten kažkur keliauti, tenais, tik tai ten bus kažkas mums, o iš tikrųjų pradžioje reikia savo fiziką pasižiūrėti, o kur aš gyvenu. Kur aš gyvenu? Ir netgi tai, jeigu mažas kambarėlis, jame irgi galima padaryti kažką jaukaus, kažką gražaus, kažką malonaus. Išsivalyti dulkes, nuo palangių išsivalyti, galbūt persidažyti, galbūt tie tapetai jau seni ir jau apčiupinėti, galbūt juos reikėtų išdažyti, tai irgi labai svarbu. Galbūt yra kažkas, ką reikia sutaisyti namuose. Žinot, namai ir mūsų vidus, bet ir ten, kur mes gyvenam, kad mums būtų jauku, kad mums būtų gražu, kad mums būtų malonu. Tai irgi labai svarbu. Kągi, matau, jau mes čia prisijungėme, 124, labai smagu. Ar pasiruošę praktikai? Dabar dėkime visi pliusiukus ir išreiškime savo emociją. Ar mes tikrai norime atlikti šitą praktiką? Ar mes tikrai norime atlikti šitą praktiką? Jeigu mes norime, tai dedame pliusus. Dedame pliusus. Labas vakaras, Laura. Ir tu čia. Dedam pliusus, dabar visi dedam pliusus ir su tuo tokiu emociniu užtaisu užsitaisom, žinot, labai svarbu ta tokia praktikos pradžia, žinot. Ne iš to tokio, aš pavargus ar tak. Ne, dedam pliusą ir sako, mes pasiruošę pereiti į kitą savo realybę, į naują savo gyvenimo versiją, į naują, į ten, kur aš jausiu laisvę. Tiek finansinę laisvę, tiek kelionių laisvę, tiek gyvenimo vietos laisvę. Žinot, laisvė yra viduje, laisvė yra kvėpuoti visų pirma, laisvė kvėpuoti, laisvė džiaugtis, akys turi spindėti džiaugsmu, laimę. Kai mes koncentruojamės į tą laimę, mes ir ją išjaučiame savo viduje, per širdies centrą, ne per protą, per širdį, dedam pliusus, mes pasiruošę. Taip, matau, nuostabu.
šiandien dar darysime, man šiandien atėjo nauja praktika, kuri taip pat bus integruota į šitą meditaciją jum. Ir ką gale reikės padaryti, aš sakysiu, ką jūs turėsite daryti, bet iš karto jūs, kai atsistosite šiandien, kai jūs atsistosite iš meditacijos, turėsite iš karto nueiti prie savo namų durų. Ne prie kambario durų, o prie savo, ar jeigu jūs bute gyvenat, prieinat prie savo pagrindinių durų. Aš pasakysiu, ką reikės padaryti. Jeigu jūs gyvenate ten, sakykime, name, jūs einate prie savo namų pagrindinių, per kurias išeinate į kiemą, į lauką. Jeigu jūs gyvenate bute, tai neinate į laiptinės apačią ir į tą, užtenka buto durų. Tai va. Tai šitą veiksmą reikės atlikti ir aš tada išsijungsiu, jau jūs eisite ir atliksite tą veiksmą. Ką aš jums pasakysiu padaryti. Tai va, tai jūs, bet tuo metu, kai jūs eisite, jūs neturite kalbėti, jūs neturite sakyti niekam nė vieno žodžio. Tai jūs galite dabar perspėti namiškius, ar kad jūsų nekalbintų, kai jūs eisite toje transo tokioje būsenoje, kai aš jūs užhipnotizuosiu dabar. Juokauju, aišku. Kad jūs nekalbintų, nežinau, su kuo jūs ten gyvenate, tai jūs pažiūrėkite, kad jūs nekalbintų, jūs negalėsite po praktikos, tol, kol jūs nepadarysite to veiksmų, ką aš jums pasakysiu, jūs negalėsite pasakyti nei vieno žodžio. Jeigu aš dabar ne namuose, tinka kitų žmonių namai. Nesvarbu, tai turi būti pagrindinės durys kažkokios. Jeigu jūs viešbutį esat, užtenka viešbučio durų. Jeigu jūs ne namuose, jeigu kažkokioj tai, jeigu jūs lauke esat ar mašinoje, tai jūs mašinos tada duris atsidarysit. Žinau, kad pas mane yra klientų, kur mašinoje atlikinėjam sesijas. Jolanta daeisi iki paskutinių tų durų, kur jau visai išeini į kiemą. Tinka bet kokios durys, tinka varteliai, tinka mašinos durys. Jeigu jūs esat lauke šiuo metu, jūs galit vizualizuoti, kaip jūs darysite tą veiksmą. O paskiau, kai jūs klausysite dar kartą šitą praktiką, jau jūs darysite su tikrom durim. Tai va. Viskas, 131, viskas šaunuoliai, džiaugiuosi, jėga. Dabar pasakykit, ar melodija, ar galima po to į vonią maudytis. Šiaip tai po šitos praktikos, tuoj palaukit, pajausiu. Jo, galima po šitos praktikos į vonią. Automobilio durys tinka. Po šitos praktikos galima vonioje. Ir duše irgi. Galite netgi išreikšti, kad išsivalytų, jeigu jūs eisite į dušą, jūs galite dar vizualizuoti, kaip dar išsivalo energetiniai senų energijų likučiai. Jeigu dar tokie yra, jie išsivalo. Dušas nuplauna visą tai. Ne? Jeigu vonia, jūs tiesiog relaksuojate. Tai va, gerai, viskas, netempiam į naktį, nes aš čia dar galiu jums pasakot valandas. Ką? Nereikės skambinti į duris. Nereikės skambučių, nereikės varpelių, nieko nesakiau, kad tai bus. Reikės praeiti per tas duris. Ir viskas. Pasakyti tam tikras frazes, padaryti tam tikrus veiksmus. Ar visus 3 kartus, kai kartosim praktiką, tai reikės daryti. Ne visus kartus galite ir nedaryti tos antros dalies,
kur jūs atidarysite ten duris, padarysite tą veiksmą. Jums nebūtina tai daryti. Jūs galite jau tada galėsite, žinosite, kur ten sustoti ir jūs galėsite, aš jau pasakysiu ir tada jau tik tą vieną dalį. O galite visus 3 kartus daryti kartu su kitu tuo su durim veiksmu. Gerai, tada viskas atsijungiu, jūs gulat, visi atsigulat, galite tie, kurie norit, galite sėdėti tiesia nugara, bet rekomenduotina atsigulus. Rekomendacija, bet jūs žiūrite, kaip jūsų kūnas gali. Jeigu jūsų kūnas negali va taip tiesiai gulėti, gulite ant šono, ne, nu kaip jums patogiau, kaip jums geriau, kad katyčių šuniukų nebūtų kambaryje, bet jeigu jūs norite, gali būti, bet aš čia tik rekomenduoju, kad kambaryje tuo metu nebūtų nieko. Jeigu yra kūdikis, darote su kūdikiu. Jeigu norėsite tęsti, galite daryti ilgiau tas praktikas. Kiek jūs norit, galite tęsti kartų, bet svarbiausia, kad 3 kartus padarytumėte. Viskas. Atsijungiam. Gulat. Parašykit, ar jums ne per garsiai ta melodija, ar girdžiuosi aš gerai, kad netrukdytų, nes aš melodijos tikrai nekeisiu kitos. Toks vedimas, kad turi būti šita parinkta jums. Ar gerai aš girdžiuosi? Parašykit, kas galit. Ar gerai girdisi ne per garsiai mano balsas? Ar melodija? Gerai, viskas gerai. Gulam. Toks viduje gali būti jausmas perėjimo. Perėjimo, kad kažkas seno išsivalo, kad kažkas vyks naujo, kad kažkokie ateina pokyčiai jūsų gyvenimą. Tas jausmas, jisai toksai turi būti viduje. Viduje toksai tarsi kažkokia tai liepsna, kuri pradeda pas jūs dabar degti ir kviesti jūs į kažką, kur nebuvote, kur niekada nebuvote. Tarsi kaip tokie drugeliai kažkokie, kur jūs laukiate labai ilgai. Kai būna susitikimas ar kažkoks jaudulys vidinis, kur jūs žinote, kad kažkas tokio turi įvykti, tai sugeneruokite dabar visi tą jausmą, tą pojūtį, kad kažkas naujo. Su ta energija mes eisime į tą praktiką. Su ta kažkokia nuostabos, kažko, ko aš nepatyriau, kur aš nebuvau. Ta energija, jinai dabar turi būti širdyje, jūs kai kvėpuojate, jūs ją jaučiate. Tokie tarsi kaip drugeliai, tarsi kaip einate į pirmąjį pasimatymą. Atsiminkite, kaip tai vyko, kaip tai buvo, kaip jūs jautėtės tuo metu, kai jūs jautėte tai viduje, kad kažką turite susitikti, kažką labai senai matyto arba labai išsilgto, kur gali kilti ir ašaros viduje, ir džiaugsmas, kai akys dega, švyti, atsiminkite tai. Kada paskutinį kartą ėjote į tokį pasimatymą su savimi. Čia pasimatymas su tuo tikruoju kitokiu savimi, kurį kažkada kažkur jūs palikote. Arba dar nepažinote tikrųjų savęs, kas iš tikrųjų esate. Be visų tų kaukių, be viso to pridėtinio, be visų tų karmų, be visos tos naštos, tos tamsios naštos, kuri kaip
seną kuprinę nešatės su savimi. Jauskite dabar tą pojūtį, kaip tai jaučiasi dabar jum, kokį pojūčiai kyla dabar. Ir koncentruojatės į kvėpavimą. Dėmesys tik į kvėpavimą. Įkvepiate ramybę, iškvepiate įtampą. Pajauskite savo kūną. Įkvėpkite giliai. Ir lėtai iškvėpkite. Įsivaizduokite, kaip aplinkui jūs šita realybė pamažu tirpsta, kai jūs kvėpuojate. Lyg kaip koks šydas pradeda tirpdinti visas kasdienės mintis ir rūpesčius. Ir tarsi iš labai toli pradedate girdėti varpų gaudesį. Tai dangiškos bibliotekos garsai, kurioje saugomi visi sielų kontraktai. Ir jaučiate, kaip aplinkui jūs ore atsiranda lengvas virpėjimas. Virš jūsų pradeda kristi auksinės dulkės. Jos leidžiasi ant plaukų, veido, pečių, rankų. Jaučiate švelnų prisilietimą, tarsi kaip koks dangiškas lietus. Ir dabar įkvepiate tą dangišką lietų į save. Jaučiate, kaip jisai pradeda skirstytis. Energetinis lietus. Jūs pildotės tom energijom, ta švara. Ir mintyse su pagarba, atvira širdimi ištariate: Arhangelė Jofielė, ateik, ateik, ateik. Aš kviečiu tave dabar. Ir jauskite, kaip keičiasi energijos dabar, kokie pojūčiai kyla erdvėje. Jeigu ir nesijaučia,
Tiesiog gulėkite ir priimkite visus tos srautus, nukreiptus šiandien į jūs. Ir dabar galite ištarti Arhangelę Jofielę. Atverk man auksinio srauto vartus dabar. Ir atsiveria milžiniška šviesos galerija dabar. Apsidairykite, kaip ta erdvė dabar atrodo. Sienos, spindinčios auksu. Atkreipkite dėmesį, kokios grindys tos erdvės. Galite įkvėpti ir užuosti tą erdvę. Jūs jau galite tai padaryti. Gali jausti medaus ir cinamono kvapas. Pajauskite, kaip jums tai jaučiasi. Kaip jums tai kvepia. Įkvėpkite. Įkvėpkite tą kvapą dabar. Atpažinkite. Jūs žinote tą erdvę. Jūs jau buvote čia. Ir tos erdvės centre jūs matote Arhangelą Jofielį. Aukštas, spindintis, pulsuojantis auksiniais spinduliais. Jauskite jo energijas, galbūt net bendraukite, palieskite. Išsigerkite, kvėpuokite visais pojūčiais. Tiesiog būkite toje erdvėje. Ir rankose jisai laiko tokį didžiulį raktą, auksinį raktą. Ir jame išgraviruotas tavo tikrasis sielos vardas. Koks jis? Ar gali tai matyti? Gal tai tiesiog energija ir vibracija, gal tai skiemuo, o gal tai kažkoksai kodas, o gal tai tiesiog būsena, prisiminimas, kas esi iš tiesų. Kas esi? Kai nuimi visas kaukes, kitų lūkesčius apie tave, kai tampi tiesiog savimi, kas tu esi, be vardų, be išvaizdos. Kas esi? Kas esi, kai niekam nerūpi? Kas esi? Pajausk. Kas esi, kai tau niekas nerūpi? Kas esi be tų visų vaidmenų, kuriuos atlieki šitame cirke? Kas esi? Pajaus dabar tikrąjį save. Visas savo patirtis, tai ką esi praėjęs ar praėjusi, per visus įsikūnijimus. Gali net matyti save, savo struktūrą, savęs vaizdą visiškai kitaip, negu tau transliuojama yra. Šitoje erdvėje, kurią vadini savo gyvenimu.
Ir dabar Jofijėlis duoda tau tą raktą. Ir šis raktas tavo rankose. Dabar. Ir jisai tau sako. Šis raktas atrakins tavo laisvės ir gausos srautą. Bet pirmiausia išvalysime tai, kas jį slopino. Ir dabar toje erdvėje tu matai didžiulį kristalą. Jis palydi tave prie jo. Ir tas kristalas yra tik tavo. Tai tavo individualus piniginės tėkmės upės srautas visuose subtiliuose pasauliuose. Ir dabar tu stebi tą tėkmę, tą upę. Vietomis galbūt matai skaidrias vietas, kai kurios vietos galbūt švytinčios, kai kurios tamsios ar drumstos. Matai ir juodas nuosėdas, tai tavo baimės, kaltės jausmas, skolų ir trūkumo energija, sukaupta per laiką. Ir dabar Jofijėlis ištiesia delnus ir iš jų nusileidžia auksinės, ugninės paukštis. Ir dabar tas paukštis pradeda skrieti virš tos upės. Ir ta ugnis pradeda deginti visas tas tamsias energijas, vietas ir atlaisvina visas užsikimšusias vietas. Stebėk, kaip ta tėkmė, kaip ta upė pradeda valytis. Vanduo pradeda daryti švaresnis, lengvesnis, gyvybingesnis. Ir dabar kartok mintyse. Šviesa teka, gausa teka, aš tėkmė. Ir tuo pačiu metu pradedi girdėti dangiškuosius chorus, angeliškus chorus ir dangiškuosius varpus. Šviesa teka, gausa teka, aš esu tėkmė. Šviesa teka, gausa teka, aš esu tėkmė. Ir dabar Jofijėlis tave nuveda prie šaltinio. Prie didelio šaltinio.
Ir iš jo kyla krioklys, kuris teka skystu auksu. Ir tu atsistoji po to krioklio. Tu žengi į tą srautą. Ir ta auksinė šviesa pradeda tekėti į tavo viršugalvį. Tas srautas. Ir daeina iki pat pėdų. Ta aukso šviesa, jinai nuplauna visus trūkumo šešėlius, išlaisvina iš visų senų programų, abejonių. Ir tavo širdis pradeda pildytis švelnumu ir šiluma. Vyrai gali regėti daugiau saulės rezginį, kaip jisai pradeda spindėti. Tai yra vieta žemiau širdies, per vidurį, struktūros, o moterys antrą čakrą aktyvuoja šiuo metu antrą čakrą. Ir taip sutelkia visą tą šviesos srautą į antrą savo energetinį centrą. Ir tas energetinis srautas, tas magnetinis srautas, ta trauka aktyvuoja dar stipresnius srautus, kurie pradeda aktyvuotis lygiai taip pat kaip natūralūs sielos ritmai ir kviečia gausą. Ir kiekvienas tas aukso lašas, kiekviena ta energetinė dalelė, kuri įeina į struktūrą, kuri paliečia kūną, subtilųjį kūną, virsta šviesos moneta. Ir tos monetos nugula sielos lobynuose. Saugiai ir amžinai grįžta visa tai, kas priklauso iki paskutinio lašo tau dabar. Ir tu žinai, kad visa tai jau yra pas tave. Visa tai jau yra tavo. Su kiekvienu įsikūnijimu čia žemėje. Tai priklauso tau. Ir visa tai grįžta dabar su tavo laisva valia. Ir gali vidumi kartoti. Aš išreiškiu savo sielos laisvą valią. Visose visatose, visose realybėse, visuose laikuose, visa tai, kas man priklauso, visa gausa, viskas grįžta dabar man. Iš bet kokių šaltinių ir dar stipresni energetiniai užkrovimai prasideda dabar. Magnetas aktyvuoja visus rautus ir priimate. Jaučiate ir kvėpuojate, galite kvėpuoti. Vieni kvėpuoja vyrai per trečią energetinį centrą, saulės rezginį, moterys per antrą energetinį centrą. Ir jaučiate tuos rautus. Įkvėpiate ir iškvėpiate. Gali intensyvėti, jaučiate, kaip jūsų kūnas nori kvėpuoti. Jaučiate, galite uždėti abidvi rankas ir kvėpuojate į tą centrą. Koncentruojatės tik į kvėpavimą.
Natūraliai kvėpuojate tai, kaip jums norisi šiuo metu. Jauskite, kaip jūsų kūnas nori kvėpuoti dabar. Galite su garsu, galite skleisti garsus. Viską darykite natūraliai. Natūralūs garsai, tai kaip jums norisi. Kiekvienas garsas yra vibracija. Kiekvienas energija, kuri dabar transliuojama, jinai kaip magnetas pritraukia visą tai, kas jums priklauso. Iš visų šaltinių, visos energijos, iš viso to laiko, iš viso gyvenimo grįžta jums dabar. Visi resursai grįžta jums dabar ir aktyvuoja piniginį, energetinį centrą. Iš piniginio egregoro taip pat eina srautai, eina srautai. Ir dabar galite kartoti. Visa gausa yra manyje. Dabar. Ir dabar Jofielis nuveda prie altoriaus. Ir ant jo guli pergamentas su sielos simboliu, jūsų sielos simboliu. Ir tenais užrašyti žodžiai. Mano gausa yra neišsenkanti. Aš priimu ir dalinuosi laisvai. Kiekvienas mano veiksmas, kiekvienas mano darbas jau yra palaimintas ir pripildytas gausa. Ir Jofielis dabar duoda plunksną, pamirkytą į skystą auksinį rašalą. Ir dabar pasirašai. Tenais. Ant to lapo. Uždedi savo parašą. Ir tuo momentu tą visą erdvę nušviečia spindulys iš aukščiausių dangiškų sferų. Ir pati šviesa patvirtina, kad viskas yra įtvirtinta. Visa tai, kas priklauso tau, jau yra tavo. Ir tu esi jau suderinusi savo sielą su gausos srautu. Ir dabar archangelas Jofielis prieina ir uždeda ant tavo galvos auksinio srauto vainiką. Ir jis simbolizuoja, kad esi ne tik gausos gavėjas, bet ir jos skleidėjas ar skleidėja. Ir tuo metu susiformuoja aplinkui tave geometrijos laukas. Auksinis geometrijos laukas. Jis kaip gyvas organizmas, kuris palaiko nuolatinę tėkmę. Ir gali matyti, kaip tie srautai iš tos auksinės geometrinės struktūros organizmo pradeda tekėti į tavo praeitį, dabartį ir ateitį. Galbūt net matai situacijas gyvenimiškas, į kurias tai teka. Tas srautas gydo tavo senas finansinės žaizdas.
uždaro trūkumo ratus ir atveria naujus kanalus. Tu jau esi gausos srauto šaltinis. Ir arhangelas Jofielis dar kartą priartėja prie tavęs. Gali regėti jo rankose auksinį kristalą. Jisai gali matytis kaip gyvas širdies plakimas, pulsuojantis ir gyvas. Ir jis įdeda šį kristalą į tavo saulės rezginį, moterim į antrą čakrą. Ir taria, štai naujo laiko kodas. Jis užkrauna tavo gausos ritmu. Ir tas ritmas dera su visatos pulsu. Ir nuo šiol tu esi sinchronizacijoje su savo pačio ar pačios laisve. Ir dabar pajaus, kaip tas kodas ima skleisti bangas. Tos bangos pereina per visą kūną, aurą, laiką ir erdves. Ir visi seni finansiniai ciklai užsidaro. Naujas ciklas atvertas. Ir jauti, kad stovi ant auksinio srauto vartų slenksčio dabar. Ir dabar Jofielis paliečia tavo kaklą, pečius, tada galvą, kaktą, ir pakužda tau. Nuo šiol tavo kelias yra auksu grįstas. Ne dėl materialumo, bet dėl to, kad tavo šviesa verta klestėti. Įkvėp giliai, pajaus, kaip naujo laiko kodas įsitvirtina tavo viduje. Ir dabar lėtai pradėk grįžti iš tos kelionės. Ir susijung dabar su savo kūnu. Dabar darysime antrą praktiką. Noriu, kad įsivaizduotumėt save po 1 metų. Tai yra koks, kokia aš po
po 1 metų. Įsivaizduok, ką tu veiki, ką tu kuri, kaip gyveni, kuo užsiimi. Pereikime į tas pozityvias savo likimo linijas. Pažiūrėkime, kas toje pozityvioje linijoje pačiu geriausiu visatos planu būtų tau po 1 metų. Kas tai? Kas tu esi tenai? Kaip tu jautiesi? Ką tenais kuri? Ko užsiimi? Kas tave supa? Tarsi persikeli laiku. Leisk savo vidui būsenai tai pripildytai nuvesti tave tenais. Ką tenais pasiekiai? Kokią veiklą užsiimi? Kiek laisvės jauti tenais, darydama tai? O gal įsigijai kažką? Namus, mašiną. Galbūt išsinuomavai būstą. Kas tai? Galbūt kelionė. Į kažkur, kur senai norėjai nukeliauti. Su kuo tenais esi? Koks tai veiksmas? Ką tu veiki? Kokia svajonė tavo tampa realybė? Ir tu gyveni toje svajonėje. Kas tai? Ir dabar aš noriu, kad iš tenais, iš ateities, išsirinktum kažkokį tai veiksmą, kur žinosi, kad tai jau įvyko. Kuris parodys, kad jau perėjai į šitą naują save. Kas tai do veiksmas? Kas tai do veiksmas bus, kai tu jau žinosi? Kas nutiks tokio, kai tu tikrai žinosi, tiksliai žinosi, kad tu perėjai? Gali būti, kas tai bus kažkoks pasirašymas dokumentų. Galbūt tai mašina, apie kurią svajoji ir tu nueini į tą saloną. Galbūt visiškai nesusijęs veiksmas su tavo tuo vaizdu, kurį tu matei. Kas tai bus supratimas, ką tu tuo metu darysi arba pamatysi. Galbūt tai kažkokį tai paukštį, galbūt tai kažkokią tai plunksną. Kas tai veiksmas bus? Galbūt kažką sutiksi. Atsižymėk. Tai turi būti vienas dalykas ar veiksmas, kad tu suprasi, kad jau įvyko perėjimas. Bet koks vaizdas. Tai gali tiesiog pasirodyti savaime dabar, koks tai veiksmas, koks tai vaizdas. Nes visą tai jau esi kažkada savo sukūręs ar sukūrusi. Tu tai žinai. Tu jau žinosi tada, kad tai įvyko. Tai bus kažkoks labai svarbus raktinis veiksmas. Kažkas reikšmingo. Ir kai tu tai pamatysi, tu atsiminsi, suprasi, kad tai jau įvyko. Ir dabar tu iškelsi rodomąjį pirštą prieš save, savo fizinę ranką. Nevizualizuosi, bet iškelsi prieš save ir dabar ore rašysi formulę. Skaičių kodą. Rodomuoju pirštu. Tai kodas perėjimo į naują realybę. Tu koduosi informaciją ore. Perėjimui į naują savęs
versiją. Ir pradėkime. 3, 8, 7, 4, 9, 3, 3, 0. Kartoti nereikia. Jei kas nespėjo, galite vieną kartą dar parašyti. 3, 8, 7, 4, 9, 3, 3, 0. Pastiprinimui galima pasakyti balsų kodą. 3, 8, 7, 4, 9, 3, 3, 0. Ir dabar atsimerksite ir eisite prie savo namų durų. Dabar klausykite, ką jums reikės atlikti. Tai bus tarsi simbolinis perėjimas į kitą realybę. Pereisite per namų slenkstį. Ir pridėsite sukryžiavę rankas ant širdies, ant krūtinės, užsimerkę, pasakysite: aš esu aš, lai mano gyvybinis kristalas įsiliepsnoja dabar. Dar kartą kartoju, ką pakartosite. Aš esu aš, lai mano gyvybinis kristalas įsiliepsnoja dabar. Ir suskaičiuosite iki 9 ir apsisuksite pagal laikrodžio rodyklę 9 kartus. Įkvėpsite ir iškvėpsite ir grįšite atgal per tas duris. Dar kartą pakartoju instrukciją. Aš esu aš, lai mano gyvybinis šaltinėlis, lai mano gyvybinis kristalas įsiliepsnoja dabar. Suskaičiuosite nuo 1 iki 9, apsisuksite 9 kartus pagal laikrodžio rodyklę, įkvėpsite, iškvėpsite ir grįšite. Einu, atliksiu ir aš ir galime susitikti dar keliom minutėm.
Pakartosiu dar kartelį, ką reikia pasakyti per duris išėjus: aš esu aš, lai mano gyvybinis šaltinėlis arba mano gyvybinis kristalas įsiliepsnoja dabar. Ir suskaičiuosite nuo 1 iki 9. Ir tada įkvėpsite, iškvėpsite, apsisuksite 9 kartus aplinkui savo ašį ir viskas. Dėkoju visiems, kas buvote. Jeigu norite, kai kurie galite pasidalinti, kaip jautėtės praktikoje. Ar atlikote antrąją dalį? Mano rankos šiek tiek dreba. Toks labai virpesys dar kūno jaučiasi, nes aš kad ir vedu praktiką, bet ir pati esu tose. Einu kartu su jumis, kaip sakant. Nesuprant, viską padariau, tik nesuskaičiavau iki 9. Darysite antrą kartą ir padarysite. Galite netgi dabar jau padaryti, nueiti ir atlikti. Kas dar čia buvo, koks klausimas? Nesupratau, 9 kartus apsisukau. Apsisukot, Elena, apsisukot. Nereikia galvoti protų, kiek apsisukot tiek. Jeigu yra 8, tikrai nėra svarbu. Minėjau, kaip per pirmuosius portalus. Labai dėkoju visiems, tikrai, kas prisijungė. Mes visi... Taip. Mes visi iš tikrųjų tą praktiką vedėme su jum ir kiekvienas, kuris prisidėjo prie šitos praktikos, kiekvienas, kuris buvo, mes visi bendrai ją sukūrėme kartu su jumis. Duris uždarykite. Duris uždarykite, jau nereikia, jūs įėjote ir viskas, jau kai jūs praėjote, jau buvo atliktas procesas ir viskas jau. Tai kai simbolis perėjimo. Energijos dukra labai kalbino, kai atėjau prie durų, bet nekalbėjau, viskas puikiai, va. Taip gali virpėjimas jaustis, aš vat rankose dabar jaučiu, nes tai energijos, tai normalu. Tai normalu, kad kažkokius virpesius jausite. Gali visaip, gali šiek tiek jau dabar miegot, toksai, ne, jau norėsis, o kitiem gali ir energija pakilti, atrodo, neužmigsite visą naktį, tai visaip, žinokit, visiems labai skirtingai būna po praktikų, tai va, tai. Taigi dėkoju visiems ir tada gero vakaro jums visiems. Ačiū, kad buvote. Suktis lauke už durų. Suktis už durų. Ar dar yra klausimų? Kūnas atrodė, kad subirėjo dalis. Gerai, vadinasi, taip turėjo būti. Vadinasi, taip turėjo būti. Susiskaldė, ne? Susiskaldė kažkokie tai seni fasadai, kaip sakant. Seni fasadai, kurie buvo laikomi visais įmanomais būdais. Visais įmanomais būdais. Gerai, ate visiems. Dėkoju. Aš labai valgyti noriu, tai kažką lengvo suvalgyti. Daug energijos, iš tikrųjų, vieniem net patarė, kad reikia pavalgyti prieš praktiką, sako, nevalgykit, ne? Aš seniau irgi sakydavau, nevalgykit, bet iš tikrųjų kai kuriem būtina pavalgyti, nes energijos neužtekt gali praktikai. Tai va, nebelenka, bet kažką sveiko, ne kažką užvalgyti. Yra net
kartais rekomenduotina, jeigu jūs jaučiate, jūs darykite tai, kaip jums jaučiasi. Jeigu jums sako, va, ten nedarykite po praktikos to ir to, taip ir taip, jūs klausykite, ką jūsų kūnas sako, jūs klausykite, ką jūsų vidus sako. Kiekvienam labai labai skirtingai, ne? Aš irgi būdavau taip griežtai seniau, kad to negalima, tą nedarykite. O dabar parekomenduoju, bet jeigu jūsų kūnas, jūs turite išmokti taip, kaip jūsų sistema veikia. Pas vienus vienaip veikia, pas kitus kitaip, pas kiti ten vieną valgo, kiti to nevalgo, kiti dar kažką. Tai jūs žiūrėkite tik į save. Įrašas dabar laikysis 30 dienų, vėliau nežinau, ar bus. Negaliu pasakyti, ar aš jį paliksiu. Bus matyt, kaip jausiu. Bet čia jisai susijęs su šiandien diena, su perėjimu tokiu, tai abejoju. Tai va. Gerai, iki visiems. Ate.